rytas. Šiandien vėl bandysiu vlogint, kadangi per pietus turim renginį. Net nežinau dabar kaip ištarti Hauška. Šitas prekinis ženklas man yra girdėtas. Bent jau žinojau apie veido odos priežiūros priemonės, bet pasirodo ir dekoratyvinės kosmetikos turi, tai bandysim susipažinti. Labas, Gabrieliau. Susiruošėm, važiuojam dabar pas Gabrieliaus krikšto mamą. Pasidėsim, paplepėsim mergaitiškai, atsigersim kavos ir tada paliksiu Gabrielių pabūti šiek tiek su ja ir tada važiuosiu į Chop Chop studiją, kur ir vyks tas mano minėtas renginys. Palikau Gabriuką pas krikšto mamą. Tikiuosi nevėluosiu, reikia važiuoti į renginio vietą. Ką tik susinervinau, pagalvojau, kad padarysiu gerą darbą ir leisiu žmogų bandantį išsukti iš stovėjimo aikštelės į gatvę. Ir pasirodo, kad šviesoforas žiauriai trumpai dega ir per tą laiką, kol jisai savo lėtai išsukinėjo, pravažiavo tik tai vieną mašiną ir nespėjau pravažiuoti, dabar vėl gaunu laukti prie šviesoforo dar nežinia kiek laiko. Bet kaip džiaugiuosi, kad šiandien yra akinių nuo saulės oras. Galima pasidžiaugti saulytę ir suprasti, kad reikia naujų akinių nuo saulės. Kaip tiksliai ištarti šitą prekę? Hauška, man atrodo. Tai va, matot, Hauškos išleistuvinį makiažą. Ir biškiau per seną išleistuvėm, bet... Hauška. Kaip sakė? Hauška? Čia turbūt bus dažniausiai kartojamas žodis mano video, nes aš vis bandžiau ištarti. Hauška. Skubu po renginio pasiimti vaiko. Labai smagu buvo susipažinti su Hauška tarti, jau pagaliau išsiaiškinom, kaip reikia tarti. Istorija, nuo ko viskas prasidėjo, apie patį įmonės požiūrį į kosmetiką, į gaminius, į natūralumą, į organiškumą. Labai smagu tikrai buvo sužinoti, nes vardą tikrai žinojau, kad tai yra natūralios kosmetikos atstovai, bet niekada tikrai nesigilinau į pačią istoriją ar jų vertybės ar visą kitą. Kažkaip tiesiog neteko susidurti ir tiesiog. 7 metus truko dekoratyvinės kosmetikos gamyba ir dabar turi, man atrodo, jeigu nepameluosiu, ar gerai prisimenu, 80 produktų
kurie irgi yra pagaminti pirmiausia naudojant natūralius ingredientus, mineralus, natūralius pigmentus. Gavau maišelį su produktais išmėginimui. Labai įdomu bus pabandyti, nes kiek gavome prezentacijos metu pačiupinėti, tai lūpdažis atrodė visai smagus toks tikrai. Kvapai irgi labai kai kurie netikėti, kai tikrai netenka susidurti, naudojant įprastą dekoratyvinę kosmetiką. Ačiū, kad pakvietėt, buvo labai smagu. Važiuoju pasiimti vaiko ir toliau nežinau, kokia čia ta diena mūsų bus. Ir pasižiūrėkim, kas yra šitam gutibekį, kurį parsivežiau. Aš jau savo naminį uniformai. Pasižiūrėkime, kas viduje. Nemažai. Taip, maža kosmetinė. Medžiaginė kosmetinė. Lūpų blizgis. Pas mane yra tris atspalvis. Mėginukas, aš kaip suprantu, nes man atrodo, kad kai matėm pristatymą buvo didesni, akivaizdu, buvo didesnės pakuotės. Tokia rožinė. Kvapas toks labai įdomus, toks lyg tai žolelinis. Nesistebiu, nes kiek šiandien teko uostyti šitų gaminių, tai visi tokie panašus kvapai. Toks gal dar mėtos lyg tai šiek tiek turi. Toliau Volume Mascara. Nieko rodyt mėginuką. Aš įsivaizduoju, kad turėtų man jisai patikti. Toliau Lipstick 11 spalva Amarilis. Pilna pakuotė pagaliau. Graži. Tokia lyg burgundiška. Labai man nesiseka apibūdinti spalvas. Lūpdažis kreminis, aišku, kvepia irgi žoliškai. Nesu šitų iš tikrųjų kvapų mylėtoja. Mane truputėlį jie erzina, aš nežinau kodėl. Aš aišku suprantu, kad tai yra natūralūs kvapai, bet kažkodėl man jie nelabai limpa. Paskutinis dalykas. Soothing Cleansing Milk. Makiažo valiklis, kaip suprantu. Informacinis lapelis. Kaip ir vaistinė. Įdomus daiktas, sakyčiau. Žodžiu, nerandu lietuviško niekur. Jautriai odai. Rašo, kad idealus makiažo valymui arba naudojimui kaip skutimosi losjoną. Ramina odą ir turėtų mažinti raudonį. Bandysiu šitą daiktą ir būtinai pasidalinsiu įspūdžiais, ar kaip man šitas daiktas patiko. Tikiuosi, kad šitas video jums pasirodė įdomus. Aš dabar galiu pasirodyti šiek tiek mėgusti, nes nežinau, kažkodėl miegant patraukė. Tai iki kitų video. Iki.